Čia yra projektas pagal kino programą, vadinasi Kino pamokos Rokiškyje. Ir tai yra edukacinis projektėlis vaikams mokyklinio amžiaus. Pastaruosius 3 metus dirbu su kino edukacija, su moksleiviais visoje Lietuvoje. Ir čia dabar esu Rokišky ir turim 3 dienų vaikų stovyklą, tokia kūrybinė, mokomės kiną. Turim 3 dienas, per kurias norim susipažinti su visais kino etapais. Tai yra pirma diena tokia teorinė, tarsi mes susipažįstam su technika, su visais kūrimo principais, kas yra scenarijaus rašymas, kas yra komandos formavimas. Tada antrą dieną, kas yra šiandien, tai mes turime tokį gamybinį etapą, tai yra filmavimas. Tai turime tokią pilną pamainą, per kurią turim nufilmuoti visą savo filmą ir rytoj turėsime tokią postprodukcinę dalį, tai bus montažas, dubliažas garso ir galiausiai premjera, kur parodysim savo filmus draugam ir vieni kitiem, nes dirbame 2 komandose. Filmuojam, bandam išmokti, kas yra kinas. Filmuojam čia visokius. Filmuojam, mokomėms kino teorijas, viską. Tai labai puikia galimybė kažką naujo sužinoti apie kiną, tiesiog pasitobulinti savo žinias, įsigilinti, kas yra kinas, ką kiekvienas darbuotojas daro, ta prasme, operatoriai, ten, nežinau, prodiuseriai, režisieriai, tiesiog, ką daro kiekvienas žmogus kine. Šio projekto metu pas mus Dovilė Šarutytė, kino režisierė, ir Tomas Smulkis. Labai įdomus, jautrus žmonės, mokantys bendrauti su vaikais, tas džiugina.